Šiandieną vėl yra klausimas pašaukimo, mėlyjeji. Ir šis klausimas be galo rimtas. Kaip galvojate, į kunigų seminariją ateidami jaunuoliai yra vedini savo to, ką kartais mes matome spaudoje šiandien, vadinamas kunigų tas nuodėmes, nupuolimus. Jaunuoliai ateidami į kunigų seminariją ateina su paprastai geriausiais ketinimais ir per 5 metus, faktiškai 6 metus, atsisijoja daugybė jaunuolio turėtų tikslų ir be abejo visi kunigystės metai yra vedami link dvasinio pašaukimo brandos. Ir kada mes turime kunigo nuodėmę, kurios dažniausiai išryškėja, tai matykime, tikriausiai yra kelias to žmogaus, didelis kelias, ir tai nėra, kad žmogus atėjo su tokia nuostata. Kuomet kalbame apie kunigystę ir kuomet kalbame apie pašaukimą į šeimą, mūsų Romos katalikų bažnyčioje celibatas, susilaikymas yra nevedybinis gyvenimas, yra disciplinarinis klausimas. Ir šį klausimą gali keisti popiežius sutartinai su, jeigu tai būtų didžioji dauguma, pavyzdžiui, vyskupų. Tai yra disciplinarinis klausimas, kuris nėra mūsų dogma. Ir esu vieną kartą minėjęs, tai buvo klausimas per Klaus drąsiai ir nuskambėjo taip per Marijos radiją. Sako, jeigu kunigas turi vaikų, kas juos išlaiko? Antanai, tu čia mūsų ruporas, kas turi išlaikyti kunigo vaikus? Jeigu tai yra iš tikrųjų taip, kaip sakote, kad kunigas yra tėvas tų vaikų, privalo tėvas savo vaikus išlaikyti. Iš tikrųjų, mėlėjai, jeigu taip nutiktų, kad kunigas turi vaikų, suveikia pirmoji Dievo prigimties įstatymo dalis, jisai patapo tėvu. Nuo tos akimirkos Romos katalikų bažnyčioje iš karto atšaukiama kunigo tarnystė. Ir mes turime įvairių atvejų, kurie žmogiškai atrodo labai paprasti. Ir tai laikas nuo laiko įvyksta ir žinome, kad tai suveikia tėvystė, nesmerkime kalbų, neaiškinime, teisinime, bet iš tikrųjų suveikus tėvystai vaikas turi teisę į savo tėtį ir šiuo atveju iš karto suspenduojama, iš karto kunigas nueina nuo tarnystės. O tuo metu per Klaus drąsiai, ar tai buvo bažnyčios teisės kanonų laida, Veprauskas kunigas taip pasakė. Jei kunigas turi 2 vaikus, turi išlaikyti parapiją, o jeigu 3, tai gal pats išsilaiko. Tai šis atsakymas yra ne Romos katalikų bažnyčioje, mėlyje, tai yra protestantiškoje bendruomenėje. Aš nesu gilinęsis, bet jeigu tai būtų protestantų pastorius, ko gero, kad tai būtų tiesa. Jeigu jisai turi 2 vaikus, tai išlaiko parapiją, nes ji moka jam algą, jis turi oficialią žmoną, gyvena sakramentinį gyvenimą ir tikriausiai 3 jau būtų jo rūpestis. Reikėtų labai daug melstis už kunigus, nes kunigystės apsisprendimas atėjus jaunuolio amžiuje dar neparodo visos kovos dydžio ir paprastai tiek būsimas vienuolis, tiek būsimas kunigas realiai net nenutuokia, ką reiškia šeimos gyvenimas ir auka. Ir patys linkėkite, kad jūsų kunigai augtų bendrystėje su jumis. Jeigu kunigas neauga bendrystėje kaip šeimos dvasios vadas parapijoje, be abejo jisai gali kažką turėti kitą. Ir mūsų yra dvasinė tėvystė. Ši dvasinė tėvystė turi užimti mano kaip vyro, kaip tėčio dvasinį jausmą ir be abejo ji išsidalina labai plačiai. Šią akimirką, kaip esu daug kartų minėjęs, turiu nuostabę Išlaužo parapiją. Mes skaičiuojame apie 610 Išlaužo gyventojų, viliuosi, kad visi tikintys, ir po to dar keletas kaimų, ypač Linksmakalnio miestelis, tai turime gal apie 1700 gyventojų. Taigi mano dvasinė tėvystė yra daug įvykių ir aš galiu pilnai reikštis
savo pašaukime. Turiu mokyklą Kaune, kurios vadovas yra 260 vaikų ir tai yra taip pat tam tikra tėvo globa. Šie dalykai, mėlyje, yra labai gilūs. Esu dėkingas, kad jūs patikite mano dvasinę tėvystę ir šiomis dienomis gedžiu su viena šeima. Ji lankė 2 kartus šeimoje, kuomet neteko mylimo sūnaus, 26 metų. Skambutis, net iš tikrųjų kaiminė parapija, jie pažinojo, ten esu buvęs. Sako, kunige, mes netekome sūnaus. Ir sakau, ar aš jūs pažįstu? Sako, gal jūs mūsų ir neprisimenat, bet mes jūs pažįstam. Ir mes tikime, kad jūs šią akimirką vienintelis galite mums padėti. Ir jie po žinios atvažiavo čia. Mes čia sėdėjom, tėvai, močiutė, brolis ir mano buvo rūpestis su malda reikšti savo dvasinę tėvystę. Bet tėvystę, kuris skiriasi negu psichologo, skiriasi negu draugo, tai yra dvasinė tėvystė. Jau mes tada dėliojame planus, jau mes tada sakiau kelius gedėjimo, kad tai yra laikas toksai, protas niekada nepritar šiam įvykiui. Šį vakarą vyksiu aš, vyks mūsų jaunasis maestro Linas, vyks ir Tomas, mes važiuosime į Kauną, kūnas jau yra parvažiavęs, gedėsime kartu. Rytoj išlydėsiu kūną į žemės prieglobstį, o sielą jau meldžiamės 2 savaitę. Tai ši dvasinė tėvystė, ji, mėlyjeji, yra tikra, o jeigu būtų mūsų klaidos, jas stebėkite, visuomet klaidų atveju, kiek tik įmanoma, greičiausiai jūs kontaktuojate su pačiu kunigu. Ir kaip sako Šventoje Evangelijoje, jūs sakote akis į akį, nebijokite prarasti kunigo akyse kažką, jūs nieko neprarasite. Po to eikite su savo atsakingu žmogumi. Ir visada teisingas kelias labai ramiai informuoti vyskupą. Mes, kunigai, esame vyskupo padėjėjai. Ir reiškiu tikrai didžiulį palaikymą mūsų ganytojui Rimantui, nes visas krūvis eina ant jo. Vien tik mano 2 žodžiai šioje bažnyčioje jam sukėlė įtampą, jisai turėjo skambučius, aiškinosi vyskupų konferenciją, po to vėl aiškinimasis, man aiškinimas, dabar kitas atvejis su Alvitu, tai yra didžiulis vyskupo krūvis, tai visuomet žinios turi pasiekti ganytoją. Tai jis yra vadas. Ir jis turi žinoti jums duoto dvasininko gyvenimą, jeigu jame yra klaidų ir jeigu jos nesitaiso. Tai mūsų ši diena tebūnie kaip ir paskelbta, turime Dievo žodžio sekmadienį. Dievo žodžio sekmadienis reikštų, kad mes kreipiame dėmesį, ir tai ypač nuo 20 amžiaus vidurio, kuomet vyko 2 Vatikano susirinkimas, ekumeninis. Mes visuomet sakome, kad mūsų centre yra Eucharistija, Kristaus kūnas ir kraujas. Ir sekdami brolių protestantų pamoką, mes po 2 Vatikano su enciklika Dei Verbum, Dievo žodis, šiandieną sakome, kad Dievo žodis yra lygiagrečiai su Eucharistija. Ir visgi, mėlyjeji, tą sakau, mes katalikai, jeigu lieptų kas taip neteisingai pasirinkti, ką tu imi, ar Dievo žodį, ar Eucharistiją, mes renkamės Eucharistiją. Jūs ateidami čia prie monstrancijos, šventų mišių prieš auką, jūs turite kontaktą gyvą. Šiomis dienomis baigėme kursus Marijampolėje, ekstraordinarinių komunijos dalintojų, ir man teko vesti daugybę kurso valandų. Jas ėjo mūsų ir Saulius, ir Gratas, jau labai senai yra praėjusi gydytoja Edita. Įsivaizduokit, žmonės kviečiami padėti kunigui išdalinti Kristaus kūną, nes trūksta Dievo tarnų. Ir šie žmonės yra mokinami ne tik kaip perduoti kūną į jūsų burną, bet yra atsakomybė. Mes, turėdami Eucharistiją, net negalime suabejoti, turime Dievą. Čia telpa viskas. Ir žodis,
ir Dievo buvimas. Tai ateidami prieš Eucharistiją mes galime nei skaityti, nei kažką sakyti, jau turime tikrą Dievo artumą. Ir šį Dievo artumą jūs išgyvenate šventų mišių aukoje, ypač tie, kurie priimate Eucharistiją komunijos būdu, tai yra pats didžiausias ir artimiausias susilietimas su pačiu Dievu, kas tik įmanoma tarp Dievo ir žmogaus žemėje. Jokios vizijos, jokie pakilimai, elevacijos į dangų neturi tokio tikro santykio, kuomet jūs priimate Eucharistiją į savo širdį ir savo kūną. Prašykime, kad popiežiaus Pranciškaus mintys, kurias tuoj pat pasakysiu, apie Joną Krikštytoją ir apie mūsų mokinių kelią būtų palydėta Dievo malonė. Melskime pašaukimų, melskite už savo kunigus, kurie tikrai atėjo visi degdami tikrą meilę Dievui ir meilę tarnauti jums. Melskime, kad jų gyvenimai nepakryptų taip, kad vėliau reikėtų nutraukti šį pašaukimą, tarnystę, o dar labiau duoti mums žaizdas. Keltas minčių popiežiaus Pranciškaus ir mokinio kelias. Brangusis, tikėjimas tai nėra teorija. Tikėjimas yra susitikti su Dievu. Ir tai ne šiaip savo paviršutiniškas sekėjas. Tai turi būti ieškantis ir atsiveriantis Dievo žodžiui. Kvietimas yra visiems. Atsiminkite savo pirmąjį pasimatymą širdyje, susitikimą su Jėzumi, Dievo pajautimą savo gyvenime. Atgaivinkite tą nuostabą, sekimo džiaugsmą ir klauskite savęs, ką reiškia būti viešpaties mokiniu. Kiekvienas iš mūsų patyrėme pirmą tą tikėjimo susitikimą su Dievu, ar būdami vaikais, paaugliais, suaugusiais vyrais ar moterimis. Kada įvyko mano pirmas Dievo pajautimas? Prisimink šitą įvykį, atgaivink džiaugsmą, sekti juo ir savęs klausk, ką reiškia būti Jėzaus mokiniu. Tavo pagalbai 3 Evangelijos žodžiai – ieškoti, gyventi ir kitiems skelbti. 2 mokiniai pradeda sekti Jėzumi. Jis pamato juos sekančius, klausia, ko jūs čia ieškote. Kad tu būtume Jėzaus mokinys, turi visų pirma jo ieškoti atvirą, o nesočia ir savimi patenkinta širdimi. Ieškoti. Antra. Gyventi. Mokiniai domėjusi ne naujienomis ar žiniomis apie Dievą, bažnyčią, religiją, ženklais, stebuklais, o tiesiog troško susitikti su Dievu, pabendrauti, pabūti su juo. Jie paklausė, Jėzau, kur tu gyveni? Ateikite ir pamatysite. Pasilikite su juo. Tai pats svarbiausias dalykas, mielas viešpaties mokiny. Tikėjimas, primenu, ne teorija, o susitikimas ir ėjimas, pamatyti ir pasilikti su juo. Ir trečia, turi skelbti, turi išdrįsti skelbti Dievą savo aplinkoje. Tavo širdis, degdama džiaugsmu, ji pajunta reikalą pranešti šią patirtą malonę savo draugams. Ir pabaigai. Ar dar tebesu mokinys, įsimylėjęs Dievą? Ar ieškome viešpaties, ar apsiprantame su tikėjimu?
Ar gyvename su juo maldoje? Ar mokame būti su juo tyloje? Ar trokštate dalyti su kitais, skelbti su Viešpačiu išgyventą džiaugsmą? Mintys pagal popiežiaus Pranciškaus homiliją. Amen.